Labas. Tai tradiciškai kasmėnesinis unboxingas. Mano kovo mėnesio užsakymas, paskutinės dienos. Galbūt kažkas ir jūs sudomins. Papasakosiu apie kai kuriuos gal produktus daugiau, apie kažkuriuos gal mažiau, bet jeigu bus įdomu, tai tikrai klauskit, komentuokite, dalinkitės, kur jūs šitus produktus naudojate. Aš tikrai džiaugiuosi kiekvieną mėnesį užsakymais. Visą laiką laukiu ir poreikiai tai yra gerokai didesni negu užsisakau, atrodo, būna užsisakai ir jau dabar žinau, kad jau kiek galėčiau susidėti kitą mėnesį, bet lauksiu, pasižiūrėsiu, kas yra akcijose, kas bus su pasiūlymais, su naudingom dovanom. Tai va, tai taip. Ką, šio mėnesio akciją pasinaudojau. Pavasaris visiems turbūt asocijuojasi su švara ir natūraliai norisi švarintis. Ir kas pasikeičia gyvenime, kai pradedi daugiau naudoti eterinio aliejų, daugiau domėtis, tikrai kokybiškais eteriniais aliejais, kokybiškais kvapais, kažkaip natūraliai pasikeičia noras ir daug kur kitur naudoti natūralias priemonės, kažkaip mažinti tos chemijos namuose. Tai va, tai šitas valymo priemonės labai myliu, čia yra toksai kaip skrabas, labai gerai kaitlentėm, kriauklėm pašveisti, tai jie yra visi Tivs linijos priemonės praturtintos Tivs eterinių aliejų mišiniu, kvepia taip citrina, cinamonu, gvazdikėlio, tokiais prieskoniniais kvapais. Ir visiškai yra negrėsmingi mūsų odai. Tai labai. O čia yra toks jau universalus, iš jo galima labai daug ką pasigaminti. Aš mėgstu, tarkim, jeigu kažkur labiau reikia pašveisti, tai imu irgi natūraliai, pavyzdžiui, sodą. Į sodą dar įlašinu truputėlį citrinos eterinio aliejaus, įpilu kamštelį šitą mišinio, pasidarai tokią pastą ir labai gerai plytelėm pašveisti. Dar kažkur, tada į kibirą aš kamštelį plaunant grindis pilu, tai jau nereikia, anksčiau aš mėgdavau dar iki viso susipažinimo su valymo priemonėm. Tai šiaip aš, kai čia yra irgi toksai filosofinis dalykas, moteris labai dažnai nueina į tokią aukos poziciją, kai jai reikia tvarkytis ir liktai aš čia viena tvarkausi, aš čia viena viską darau. O jūs ten niekas nežiūrit, nevertinat, tai yra aukos pozicija ir mes esam linkusios nueiti, bet yra natūraliai, kad mums labiau norisi tos tvarkos, švaros. Ir kai tu pakeiti truputėlį tą požiūrį, kad ne aš čia tokia tarnaitė tvarkausi, o aš kuriu namų aplinką, aš užsiemu aromaterapiją. Tai mano toks buvo, atsimenu, pirmas dalykas, kai aš tvarkydavausi ir kad išlipti iš tos aukos pozicijos, nes tikrai buvau įkritusi, tai plaudama grindis aš mėgdavau įsilašinti ar purification kokio kvapo arba arbatmedžio, nes jisai dar plus dezinfekuoja, dar tuo metu gal ir vaikai dažniau sirgdavo, tai labai gerai pradezinfekuoti. Tai dabar aš tų eterinio aliejų į kibirą į vandenį pataupau, nenaudoju, bet aš pilu šitą universalaus ploviklio, jisai jau yra praturtintas eteriniais aliejais, maloniai kvepia, dezinfekuoja ir daro visus kitus gerus dalykus. Taip, tada labai irgi reikėjo. Aš kaip, tradiciškai, kaip sakiau, aš kaip draudimą turėdavau Inedefense papildą. Čia yra eterinio aliejų pagrindų padaryti papildai. Kas bijo, nemoka, ten yra sudėtingiau, nes yra miksų, kaip tu gali pasidaryti receptų iš karto su eteriniais aliejais, bet Inedefense yra labai patogus, nes čia ir vaikam, ir vyram, ir visiems, aišku, pasiemi kapsulę, išgėriai ir jinai veikia. Tai tiek imunitetui, jeigu mes žinom, kad aplinkoje kažkas cirkuliuoja, tai yra labai gerai išgerti. Aš, jeigu, tarkim, po kokių ar renginių, ar kažkur irgi sužinau, kad ten buvo, tarkim, kažkas su kažkokiu bacila virusu, aš išgeriu, pašalusi, jeigu kažkur irgi po kokio nors tokio krūvio, kur jau jaučiu ne kažką, irgi išgeriu. Ir aš turėjau jų taip visai jau čia tų pakaupusi buteliukų.
Bet taip gavosi, kad pastarąjį mėnesį reikėjo gelbėti 2 drauges, duoti šeimoje kaip tik irgi buvo ir pas mane kaip ir susibaigė INEF Defense visas. Tai visai neturėjau, bet turėjau irgi dar labai geras papildas, tikrai man labai stipriai suveikė longevity. Nes kaip tik šeima buvo subaigusi INEF Defense, bet turėjau longevity ir man irgi pašalau ir buvo jau prisikabinusi tokia liktai slogytė, lyg bandė čia mane praeitą savaitgalį paguldyti jau visas tas toksai pašalimas, bet C vitaminas ir longevity 3 kartus dienoj, padus tepiausi tyfsų ir tai 3-4 dienos ir aš vėl veikloj, vėl bendravime, vėl su visam užsikūrime. Tai šitas, sakau, INEF Defense man jisai kaip draudimas nuo sirgimo, man jis labai must turėti papildas visais sezonais. Tai vėl pasipildžiau atsargas, vėl džiaugiuosi. Taip, dovana yra kietas muilas. Tai labai mėgstu, žinokit, nors aš pati kieto muilo nenaudoju, bet mano šeimoje yra kas mėgsta būtent neskystą, o kietą muilą. Mėgstu aš jų būt pasikaupus turėti, parsivežti ir iš kelionių visą laiką lauktuvių, tai man kažkaip aš myliu ir jeigu dar jie yra sveikai kvepiantis, nesintetiniai, tai labai smagu. Aišku, mėgstu ir daryti dirbtuves muilų, kur mes pasidarom labai gražių muiliukų. Bet šitie labai tikrai skalsiai naudojasi, janklivingo kiek esu turėjęs, dabar kaip tik yra su pipirmėte pas mane padėtas, o čia su levanda. Tai šito nesu turėjusi, tai bus labai irgi įdomu. Taip, kas dar dabar bus daug buteliukų. Visokių, nes visko norėjau, visko reikėjo. Taip, kadangi pavasaris ir reikės jau vėlgi leisti daugiau laiko gamtoj, reikės tikrai pasidaryti purškalų visokių nuo erkių, nuo tam tikrų vabzdžių. Jie šią žiemą, man atrodo, nelabai užmigo, visi gyvybingi. Tai citronelos eterinis aliejus ir eis būtent į tą gamybą. Tada kažkaip pasiilgau labai Citrus Fresh eterinio aliejų mišinio. Aš kai tik startavau Young Living, tai šitas mišinys buvo startiniam rinkiny ir buvo vienas prie mano mėgiamųjų, nes jo tikrai yra toksai labai pozityvus kvapas. Tai visi ten esantis citrusiniai aliejai, jie dirba sinergijoje, yra dar stipresnio poveikio negu naudojant atskirai. Tai labai paprasta naudoti tiek į difuzorių, tiek aš labai mėgdavau jį būtent į vandenį. Šiuo metu labai mėgstu greipfurto eterinį aliejų į stiklinę rytais, bet kažkaip tai nežinau, natūraliai pajutau, kad norėjau Citrus Fresh ir aš jau įsisakiau. Beje, balandžio 6, kitą savaitgalį, balandžio 5-6 bus Young Living dienos ir balandžio 6 mes darom su merginomis, su Daiva, Audronė, Jolanta, Violeta tokią šventę įkvėpti pavasarį. Tai labai kviečiu įkvėpti pavasarį, pasipuošti žaliai ar kažkokiam kitom pavasariškom spalvom. Ir tikrai turėsiu aš ir Citrus Fresh, ir jeigu norėsite, galėsite paragauti vandens būtent su šitu mišiniu. Tai labai nuostabus. Tada dovana, mandarinų eterinis aliejus, dar viena pozityvumo dozė. Mandarinų eterinis aliejus yra laikomas pačiu tokiu saldžiausiu, švelniausiu, jį labai myli vaikai. Jeigu vaikai sapnuoja košmarus ar neramiai miega, tai labai rekomenduoju turėti mandarino eterinį aliejų ir vakarais truputėlį pagarinti prieš vaikam einant miegoti. Taip, tada dar. Ko aš norėjau? Turbūt čia viena iš mano istorijų, kas mane pažįsta, kas esate buvę mano Roma vakaruose, tai tikrai šitą istoriją žinot.
Tai yra Progesens Vito Plus eterinio aliejų mišinys. Jį galima naudoti ir kaip veido serumą. Ir tai yra vienas iš tų mišinių, kuris man leido suprasti eterinio aliejų galią. Jis vienas tų, kuris man išsprendė būtent mano mėnesinių problemą, skausmingų mėnesinių problemą. Ir jeigu dar kas nors negirdėjote šitos istorijos, tai parašykit, aš būtinai pakomentuosiu, pasidalinsiu tą istoriją, kaip aš sau gailėjau, atsimenu, šito buteliuko ir net naudojau ne taip pagal rekomendacijas, aš jį sunaudojau kaip labai prabangų serumą, bet jisai vis tiek suveikia. Nes esmė eterinius aliejus reikia naudoti. Jie neveikia tik vienintelio atveju, jeigu ir stovint lentynos. Tai labai. Ir kvapas jo nuostabus, vakare, tarkim, odą pasitepus. Ir tokios ir gaivos jisai turi ir padrėkina odą labai. Ir plus harmonizuoja, subalansuoja mūsų hormonus. Tai yra tikrai labai nuostabus eterinių aliejų mišinys, būtinai aš juo dar papildomai pasidalinsiu apie visas jo galias. Tai, ir jam nuolaida, kodėl aš jį pasiėmiau ir vėl jam nuolaida. Ir aš negalėjau praleisti ir neužsisakyti vėl šito eleksyro sau. Taip, tada kitas yra ypatingas mišinys, gratitude, dėkingumas. Ėjau gruodį dėkingumo praktiką, kuri man labai daug dalykų, kažkaip visą požiūrį, nusiteikimą daug kur pakeitė. Dabar einu dar šiek tiek kitokią dėkingumo praktiką, 100 dienų dėkingumo praktiką. Ir dėkingumas apskritai, jau jį, tarkim, nežinau, ar rašote dėkingumo dienoraščius, ar kažkaip kitaip praktikuojate dėkingumą, tai yra labai stipriai mūsų vibracinį dažnį kelianti praktika. Bet kai mes ją sustiprinam dar eterinio aliejų mišiniu, tam skirtu, tai viskas pakyla šiek tiek į kitą lygį. Ir kadangi turiu jau visai į pabaigą kitas mišinys, o kadangi tikrai suplanavusi eiti visą 100 dienų, tai užsisakiau ir šitą mišinį. Ir dabar dar prijungus esu ir Divine Destiny kolekcijos praktiką. Tai čia iš vis kaip yra nuostabu, kai tu tas praktikas realiai net nereikia kvėpintis, nes ten su vienu aliejum tu vieną praktiką praeini, pasluoksniuoji, tada su gratitude kitą ir taip dienos bėgyje vis tai ant vienos vietos, tai ant kitos pasitepi ir atrodo tave ir saugo, ir globoja, ir padeda, ir įkvepia. Tai apie dėkingumo praktikas irgi tikrai bus Young Living dienų šventėje, įkvėp pavasarį, labai kviečiu balandžio 6 dieną ateiti, tai turėsite galimybę ir padegustuoti, ir plačiau sužinoti apie pačias praktikas, būtent kaip aš jas einu ir kaip darau. Dar vienas ypatingas irgi eterinis aliejus, apsauga, yra White Angelica. Dabar, kaip žinote, yra toksai sudėtingas turbūt laikotarpis, nežinau, ar jaučiat ar nejaučiat, visokie ten ir užtemimai ir visko aplinkoje vyksta. Tai yra labai stiprus apsauginis eterinis aliejus, jį galima paimti taip lengvai ant pirštų galiukų ir pasitepti savo angelo sparnelius, kad angelas sargas mus saugotų, padėtų. Ir jo irgi kvapas labai yra ypatingas. Man labai patinka. Tai va. O papildomos apsaugos niekam nepakenkia, taip? Ir dar viena tubelė, bet jau paskutinė. Dar viena tubelė. Būtinų, kasdien naudojamų eterinių aliejų. Tai yra tokia ypatinga pora, pipirmėtė ir levanda.
Tai jeigu manęs kažkas klaustų, ką būtinai turėti, tai šitie yra būtinai. Ir vasarą, tai jie iš vis yra nepakeičiami. Su pipirmėte tai aš kiaurus metus neišeinu iš namų. Jinai visą laiką pas mane. Ar užsigavai, ar galvas skauda, ar susimušiai. Man būtų sunku sugalvoti, kam netinka pipirmėte. Netinka visais gyvenimo atvejais. Net tokiam, kai turbūt sukyla emocijos karštis, tai garui nuleisti, pasitepti sprandą, atsivesinti, biški šaltų protui, viską pasižiūrėti tikrai yra super. O levanda tai ir geram miegui, ir ramybei, ir nudegimam, nusibrozdinimam. Daug, tai šitie tikrai, jie yra kasdien, labai daugelį kompozicijų, difuzorėje naudojami, tai jie tikrai susinaudoja, tikrai yra reikalingi. Ir pastoviai pasipildau. Ir dar vienas mišinys yra citrinžolė, kitokia, ten turėjom citronelą. Citronela yra šiaip labai aštraus kvapo, o čia paprasta citrinžolė, tai jinai šiek tiek tokio paprastesnio, švelnesnio, sakykime, kvapo, ne paprastesnio, bet šiek tiek švelnesnio, bet aišku, jinai stipriai irgi eina taip pat į erkių visas kompozicijas, į namų, dulksnos, atšvarinimo, atšviežinimo visas kompozicijas. Mes dulksną tikrai irgi per Young Living dienas gaminsim, demonstruosim, kaip pasidaryti natūralų namų kvapą. Taip pat aš labai mėgstu citrinžolė yra labai gerai kraujotakai. Tai kai jeigu ar po sunkios kažkokių sodo darbų, ar po ilgų vaikščiojimų, po Romos žygių kokio nors, tai kai jauti sunkumą kojose, tai citrinžolė imu ir kiparistą. Lygiom dalim į delnus ir išsimasažuoju blauzdas. Tikrai labai nuostabus. Ir visas šitas mano užsakymas buvo kažkas apie 250 PV ir aš gavau dar vieną nuostabią dovaną, kurios labai norėjau. Tai nuostabaus kvapo Lucious Lemon rankų kremas su dozatorium. Rankų kremai tikrai Young Living yra labai nuostabiai, lengvai įsigeriantis. Mano vyras beje labai mėgsta levandų, yra toksai losjonas, net į darbą nusinešė. Tai dabar sakiau, reikės dar užsisakyti levandų rankų kremą, kad būtų namuose, nes kažkaip suvalgo. Kažkada draugė sako, tavo tai Donatas tai tikrai nenaudoja. Sakau, baigtus, sakau, dar už mane daugiau naudoja. Tai toks mano šio mėnesio nusakymas. Linkiu, kad tas pavasaris jau dabar tikrai sužydėtų, sužaliuotų, būtumėt visi geros nuotaikos ir jūs saugotų jūsų angelas sargas. Iki.